ką, kol yra šiek tiek entuziazmo, kol dar tokie blogi orai, pradedam lako gramdymo darbus. Pasidariau kavutės pertraukėlį ir galvoju, aptarsiu, ką šiandien man pavyko ką padaryti. Tai įrankiai labai paprasti, naudoju karštą feną ir tiesiog gramdiklį. Nuvalyt lakai ir viskas. Šildau, kaip matot video, lengvai gan braukiasi, gal ir ilgas procesas, bet dulkių nenešioja, toks truputėlį, nežinau ką čia primena. Tešla tokia būna ant korėjietiškų patiekalų. Lako kvapas šildant irgi įdomus. Tai primena slyvų kompotą su gvazdikėliais. Jeigu atsimena kas nors tokį kvapą, tai nežinau, čia sveika jo kvepuot, bet bent jau labai nesmirda. Nusišveisiu, pasiruošiu viską, kur reikės gal kokias detalės ir reikės galbūt paklijuoti. O visus kitus darbus dar pamatysi, turbūt nežinau, pažiūrėsiu, nes šiandien tik tai trumpai pabandžiau porą kėdžių nusigramdyti, o laivo dar nepasigabinau, nes tą laivą laikiau pas draugą, mano kiemo ir taip daug visokių projektų yra, nėra vietos, tai bandysim kažką parūšiuoti, kažko atsikratyti, na ir atsigabenti laivą. Šis epizodas turbūt stengsiuosi, kad būtų bent jau vien tik tai apie gramdymą. Atsinešiu jau ne vieną čia tam šlifavau. Rodyt, kaip atrodo viskas. Tai medis šiokį tokį turi ir nežinau, ar čia papelyje, ar dar kažkas, tai vat nežinau, ar jį visą nuardyt, ar nenuardyt. Užteks tiesiog sušveisinti, už tokių va pilkų yra. Vandens poveikio turbūt pažeistas medis. Va, parodau už širtį, kaip atrodo. Tie pažeidimai, tokie, kur yra papilkėjimai. Čia gal ir pažeista, įbrėžta yra. Tai per ilgą laiko tokie va pažeidimai kažkokie atsirado, medienos vis tiek. Jeigu istorinis senas laivas, tai gal ir nieko tokio, jeigu šiek tiek ir kažkokios istorijos savyje turi medis, o ne visas šviežias kaip naujas pagamintas. Ir tikiuosi nereikės viso išardyti kaip langų nuo laivo, kiekvieno kamštuko ištraukti ir iš naujo. Gal tikrai užteks. Dar kiek žiūrėjau, domėjausi, tai yra lakas su net raudonmedžiu, tokio kaip spalva. Tai gal jeigu viena kėdė atlošas ar kažkokios vietos pašviesėjos yra, gal išsilygintų, arba gal net kokį nors, kaip čia vadinasi tas dalykas, kaip impregnantas yra, turbūt šį epizodą gal tiek ir užteks daugiau, čia nieko pasakot per daug nereikia, įmesiu turbūt pradžių, kiek čia pradėjau šveist, kiek nulakot, galas bus, gal aptarsim ir parodysiu, kaip viskas atrodo nušveista, nes čia turbūt per daug nėra ką ir pasakoti.